Sveiki! Šiandien norėjau Jums parodyti savo pastarosius pirkinius. Čia turbūt bus net ne savaitės ar mėnesio, galbūt 2 mėnesių. Labai yra laiko ir galimybių nufotografuoti naujus derinius, kad galėčiau parodyti Jums blogę. Tai sugalvojau nufilmuoti kaip mini haulą. Yra ir padėvėtų rūbų parduotuvių laimikiai, ir nauji rūbai, ir aksesuarai, tai pradėkime. Taigi pirmasis pirkinys turbūt būtų šitas megztinis, kurį esu apsirengusi dabar. Šitas megztinis yra iš Lindexo, man jis labai patiko dėl to, kad yra tokios kelių rudų rusvų atspalvių, šaltų atspalvių. Tada man žiauriai patiko tokios jo rankovės, plačios ir šiek tiek trumpesnės. Tai dėl to, kad jeigu būtų plačios ir labai ilgos, tai tiesiog pasiklyščiau šitą megztinį, bet kadangi jos šiek tiek trumpesnės, tai yra labai patogu ir matosi visi aksesuarai, nereikia nieko atitraukinėti, lankstyti ir bandyti kažkaip tai išsilaisvinti iš tų megztinio pančių. Tai vat pirmas pirkinys toksai. Vienas turbūt labiausiai man patinkančių pastarojo mėnesio pirkinių yra šitas sijonas iš Lindex. Klasikinę siluetą, bet turi užtrauktuką einantį per visą ilgį, kurį galima atsekti kiek nori, kai apsirengi, o viduje yra dirbtinės odos intarpas, kuris atrodo labai smagiai. Pasistengsiu viską apsirengti ir nufilmuoti Jums parodyti. Tikiuosi pavyks, nes darau tai pirmą kartą. Net nepamenu šitos sijono kainos, man atrodo, kažkas tai buvo apie 25 eurus, tai sakyčiau, labai gera kaina, kaip už tokį daiktą, kuris gali būti pritaikytas ir eiti į darbą, ir į vakarėlį, ir kasdienai, ar tai prie aukštakulnių, ar netgi prie grubesnių batų, aulinukų. Aš manau, kad žiauriai geras variantas. Toliau būtų toks diržas, kurį pirkau iš ASOS. ASOS mano viena mėgstamiausių internetinių parduotuvių, jūs tikriausiai tai jau žinote, jeigu sekat mano blogą bent jau kurį laiką. Galima jį nešioti ant liemens, tarkim susikišant likusią diržo dalį į apačią, kas atrodo labai gražiai, arba jis pakankamai ilgas, kad galima nešioti būtų įsivėrusi džinsus. Nepamenu, kada tai diržus nešiojau, bet kai kurie džinsai smūksta, tai praktiškas pasirinkimas. Tai va, tai toks diržiukas. Grįžtam prie Lindexo, kaip žinot, mano viena mėgstamiausių parduotuvių. Jis atrodo va taip va. Toks neilgas, labai lengvos, plonytės medžiagos, kaip matot, net pamušalo jokio nėra. Tai visiškai nevaržantis, apsirengi, jautiesi kaip su eilinė palaidinė, nors tai kaip ir švarkelis yra. Turi 2 sagutes ir man patiko, kad jisai, ne tik tai patiko tai, kad čia yra stilizuotas leopardo raštas, kurį aš dievinu, bet man patiko ir tai, kad jo modelis yra toks, lyg tai būtų tų naktinių marškinių, jeigu suprantate, apie ką šneku, nes yra krašteliai apsiūti tokia kaip satino juostele ir sagos irgi tokios yra šiek tiek blizgios. Tai va, tai šito švarko kaina yra 50 eurų beveik. Ir gal šiek tiek ir brangokas variantas, bet toks tikrai išskirtinis daiktas, kurį labai džiaugiuosi jau turėdama savo spintą ir nekantrauju apsirengti. Pardavimų laimikis yra iš Berškos. Tokia smaragdo žalios spalvos suknelė. Visiškai lygaus silueto, paprastu platesniu kaklu priekyje ir tokiamis rankovėmis su keliais sluoksniais, kurios šiek tiek platesnės ir labai gražiai krenta. Jeigu jau matėte mano blogę 2017 metų tendencijų apžvalgą, tai tikriausiai pastebėjote, kad šiais metais ypatingos, kažkuo išskirtinės rankovės yra vienas karščiausių trendų. Tai labai džiaugiuosi, kad radau būtent tokią suknelę, kuri pati savaime yra labai paprasta ir visiškai nereikia sukti galvos, ką prie jos derinti, nes
tikrai daug kas prie jos tinka. Ir vat jai suteikia tokio papildomo žavės ir išskirtinumų būtent tokios rankovės. Sumokėjau berods 18 eurų, kas, sakyčiau, yra labai mažai. Ir radau ją Berškoj, nepamenu ar paminėjau. Buvo visiškai paskutinis vienetas, tai pasiėmiau Elą. Šiaip galbūt būtų tikęs ir Emas, bet aš visai patenkinta ir Elu, nes tai priduoda tokio papildomos laisvės ir šiek tiek gražiau, plačiau krenta. Toliau jums tikriausiai labai įdomus yra mano padėvėtų rūbų parduotuvių radiniai, su kuriuos pirkau jau turbūt prieš daugiau negu gerą mėnesį, bet dar neturėjau progos tiesiog apsirengti nieko. Mano turbūt favoritas pastarojo pusmečio humanos radinių, tai yra šitas H&M švarkas ale paltukas. Jisai yra turbūt kokono formos, jeigu tiksliai pasakyti, kaip aš mėgstu nuleistais pečiais, nors aišku, jeigu žiūrint į visas tendencijas 2017 metų, tai kuo labiau pabrėžti pečiai, kuo jie labiau tokie boxy stiliaus, tai tuo yra stilingiau, bet aš mėgstu nuleistus pečius dėl to, kad jie maniškiai yra gana siauri ir rasti kažką itin pabrėžtais pečiais, kad man tobulai tiktų, yra labai sunku, nes dažniausiai pagal liemenį, pagal klubus, tarkim, jeigu yra gerai, tai čia tada yra labai platu, jeigu čia yra gerai, tai ten tada jau faktas, kad nebetelpu ir nesueina sagos ir, žodžiu, situacija nelabai kokia, tai užtat labai mėgstu nuleistais pečiais rūbų. Tai va, tai toks praktiškai naujas paltukas švarkelis, labai patinka jo medžiaga, tokia kaip tvido. Yra keli atspalviai, nėra visiškai juodas baltas, jeigu mato, turi ir tokio rudo priemaišų. Tai va, tai už šitą berods mokėjau 7 eurus, gal neprisimenu, bet sakyčiau labai geras variantas. Ir pasistengsiu parodyti, kad matytumėt, kaip atrodo. Paskutinis drabužis mano sąraše, tai yra dar vienas švarkas pirktas berods Telšių humanai. Kaip ir aš sakiau, mano viena mėgstamiausia vieta, kur visada užsuko, jeigu būnam Telšiuose. Tai yra toks paprastas, juodas, šiek tiek ilgesnis, gana klasikinio kirpimo švarkelis. Jaučiu, kad turi petukus, bet jie labai minkšti ir visiškai nestovi ir nėra pabrėžti. Ir kas man labai patiko, tai kaip gali atsilaikyti prieš aukso spalvos sagutės. Tai jos kažkaip kiekvienam švarkui ypač priduoda tokio efektą, tokio papildomo žavesio ir šiek tiek prabangiau atrodo. Mondi iš tikrųjų nesu kirpėjus, bet labai mėgstu karts nuo karto radusi kažką įdomiai atrodančio padėt rūbų parduotuviai, tiesiog paguglinti ir paieškoti, kas tai per brendas, kokios šalies, ir kartais iš tikrųjų labai nustembi, kai pamatai, kokiomis kainomis, tarkim, prekiauja tam tikri brandai internetinėse parduotuvėse, ypač kai tu nusiperki tą daiktą už kelis eurus, tai labai būna keista, bet to pačiu ir smagu. Ir dar paskutinis pirkinys išeisas. Kaip ir žinot, aš turiu mažą vaikelį, mažą, 1,5 metų, kadangi važiuojant kažkur iš namų reikia su savim susikrauti visą įmanomą mantą, tai renkuosi kuprinės, akivaizdu. Kadangi artėja pavasaris, greičiau, artėja pavasaris ir norėsiu nešioti šviesesnius rūbus, derinti šviesesnius batus ir visą kitą, tai labai norėjau šviesios kuprinės, kurios, aišku, dabar turbūt nenešiosiu, nes biškį pataupysiu, nes žinot, kaip šviesus daiktai gana greitai sunešioja ir išsitepa. Tai iš Eisos užsisakiau tokią gana nemažą kuprinę su auksinėmis detalėmis. Man labai patiko jos forma, jinai tokia kvadratinė ir puikiausiai dėrės tiek prie labiau klasikinės aprangos, tiek prie aukštakulnių, prie sportbačių. Tikrai labai, manau, gerai žiūrėsis bet kokio stiliaus deriniai.
Čia yra atskira kišenėlė visiems daiktam. Jeigu įmeti telefoną, tarkim, į vidų, tarp visų daiktų, tai įsivaizduojat, kiek laiko trunka atsiliepti telefonu, kai tau kažkas skambina. Nes tiesiog negali rasti to telefono.